Nu, prašom. Ar padėjo konsultacija? Čia ne konsultacija, tik šiaip buvo tokia, bet ar įsivaizduoju, kokią galę turi? Bet vis tiek jau užvedėt labai daug. Mhm. Čia dabar art pamatai paminėta, bet pavyzdžiui yra kaip fotorealistik. Ir su ChatGPT, žinai, tik tai pamaitinai, va tau, va. O. Dar kokia atspalvė? Iš Ispanijos. Būt. Nežinau. O, žiūrėk, kad pažino iš karto, ne? Dar žiūrit. Labą dieną, labas vakaras. Pasakykit savo situaciją, aš parodysiu galbūt, kaip padėsime jums arba kaip tai visą tai padės, ką mes čia dabar darėme. Ir šitie mokymai kaip jums padės. Gerai, aš darau mokymus, vyno mokymus, vyno šampano akademiją turiu. Ir manau, kad galėčiau daugiau daryti, bet tiesiog nelabai žinau, kaip parduoti save. Va, trumpai. Sakoma, reikia pardavinėti tai, ką žmogus perka. Ir ką, sakykime, ar bandėt kažką daryti tokio, kas padėtų su čia, sakykime, ChatGPT, padėtų jums? Ne, žinokit, niekada. Iš tikrųjų, tai išgirdau labai nesenai ir matyt, taip ir turėjo būti, kad sužinojau apie šitą konferenciją, įsijungiau ir ganėtinai skeptiškai tai žiūrėjau iš tiesų. Bet kuo ilgiau žiūrėjau ir kiek čia beveik jau mes čia 4 valandas turbūt ar nebendraujam, galvoju, kad tai gali būti naudinga. Kur jūsų, galima taip sakyti, produktas ar paslauga, kur pinigų apsikeitimas už ką būna? Už mano paskaitas. Aha, tai žmonės ateina paklauso, ar ragavimas kažkoks yra? Taip, ateina į paskaitas, kur yra ir teorija, ir ragavimas. Ok, tai jūsų produktas realiai, už ką jūs gaunate pinigus, tai yra ir privedamas... Emocija patirtis. Ne, pardavimas priveda tai iki to, kad žmonės ateina, realiai turi tą experience su vyno ragavimu ir sužinojimo apie istoriją ir ten apie daugiau, žodžiu, kas jiems įdomu, ne? Tai čia jūsų yra jau produktas, už kurį žmonės gauna pinigus. Visa kita, ką jūs darote, tai yra privedimas turi būti iki šito dalyko. Ir tada galvoju, jeigu tai yra mano produktas, dabar kaip aš žmogų paimsiu ir pagausiu, kuris susidomėtų vynu, reiškia žmogus, kažkaip jeigu reklamą, pavyzdžiui, rodytume, ar mokama, ar nemokama, kur žmonės atkreipia dėmesį, arba jau Facebookas žino, kad jie susidomėję yra vynais, atkreipia dėmesį į vynus, perka vynus, ir taip toliau. Taip. Dabar, kaip galvojate, ką jūs turite daryti socialinėje rinkodaroje, kad pritraukti žmonės? Jūs turite irgi daryti ragavimą, jūsų turinio ragavimą, jūsų informacijos, apie ką jūs kalbat, jie turi jau paragauti žiedami telefoną arba žiedami internete kažkur, ne? Taip. Ar matot? Tai ar jūs dabar darote degustavimą savo turinio visiems? Kartais darau, bet gal dar per mažai. Jeigu aš dabar ateičiau kažkur, ieškočiau, bandyčiau vyno kažkokią tai tenai ragavimą ir dar kažkas, ar rasčiau jūs? Gal ir rastumės. Gal tada ir ateisiu į ragavimą patį. Tai suprantat, kur yra problema, ne? Reiškia, jūs negalite tikėtis, jeigu jūs neduodat paragauti žmonėms, kas jūs esat. Kodėl, ta prasme, jeigu jūs neduodat tos asmenybės, kurią pertikė, kur tą emociją, kurią aš gaučiau pas jūs užėjus, jūs nepertikė dabar socialiniai tinkluose to pačio, tai kaip aš galiu, aš tada gaunusi, kad aš ragausiu, kai ateisiu pas jūs vieną, bet čia, ką aš dabar matau, yra kita. Tai čia būtų tas pats, kaip duotum vieną vyną paragaut, bet ateitum parduotum kitą. Supratau. Matot? Jeigu pažiūrėtumėte į savo, ką jūs kiek davėte ragauti, tada žinote, kiek pas jūs žmonių ateina ir kodėl tie galbūt ateina, kiek ateina. Ne? Taip. Tai ką mes, jeigu kokį vieną problemą mes turėtume išspręsti pas jūs, kad pasikeistų viskas? Duoti turinių ragavimą, ar ne? Taip. Perteikti tai, ką jūs jau darote gyvai, kad žmonės pajaustų apie tą informaciją, ne? Tai įsivaizduokit, čia ChatGPT, visi kiti dalykai gali jums padėti tą sukurti, kad būtų ir straipsniai, ne? Ir socialiniai visi tie postai apie tai,
kas žmonėms įdomu, kas svarbu, ne, ir supakuota taip, kad jie būtų įdomus. Taip. Mes iš tikrųjų neleidžiam jiems patirti to viso, kažkodėl mes kažkaip slepiamės arba kažkaip tai bijom save pateikti. Dažniausiai dėl to, kad tie žmonės, kuriems tas neįdomu, mums dažniausiai duoda tą visą atsaką. Ir taip gaunasi, kad po to va, taip ir užsidusinam save visiškai. Nu, bet to dar nežinom įrankių, kaip tai galima padaryti. Taip, bet neįrankiai svarbiausia yra svarbiausia, kaip jeigu Top Gun matėt, sako, ne lėktuvas, o lakūnas svarbiausiai. Tai čia tas pats yra. Čia neįrankis, čia yra žinojimas, nes jeigu žinotum, galėtum, net nereikėtų įrankių, galėtum tiesiog Facebooką eiti ir rašinėti į grupės, kur vyną žmonės mėgsta ir taip toliau, ir sukurtum straipsnius arba turinį tokį, kur žinai, pamatytum, žiūrėkit, norėčiau pasidalinti apie būtent ten, sakykime, 3 dalykus, jeigu mėgstat vyną, ką reikėtų, žinai, arba kaip ten gerti, visokių tokių dalykų. Čia ChatGPT ir padėtų labai daug, nes ištrauktų labai daug tai, ko apie jūs negalėtumėt pagalvoti net. Užuot tai, kad jūs eitumėte kiekvieną puslapį žiūrėti, žodžiu, apie ką čia žmonės rašo, arba kokį komentarą, dar kažkas, ChatGPT yra sumaitintas visų tuo dalyku ir tada jūs galite ištraukti iš ChatGPT, kas jau yra žmonių pasąmonėje, arba apie ką jau kalbama buvo. Ir tada daug lengviau yra tą turinį sugeneruoti. Tai va, sveikinu įsigijus, matot, atėjot visiškai nieko nesitikėdama, nusipirkot ir netgi gavot skambutį, ne, kaip fainai būna. Taip, pasisekė. Okay. Gerai? Gerai. Iki? Dėkui labai, Ramūnai. Nu, prašom. Ar padėjo konsultacija? Čia ne konsultacija, tik šiaip buvo tokia, bet ar įsivaizduoju, kokią galę turi? Bet vis tiek jau užvedėt labai daug. Net gyvenimas tada biški, kaip vynas pasidaro, ne, toks biški brandesnis, skanesnis. Tikrai taip. Ok, gerą vakarą. Iki. Dėkui jums labai. Iki. Jo. Čia dabar art pamatai paminėta, bet pavyzdžiui yra kaip photorealistic. Tada paspaudi generate. Ir su ChatGPT, žinai, tik tai pamaitinai, va tau, va. O. Dar kokie atspalviai. Super. Ne, viskas. Pum. Nu, čia šiaip ne tik, bet ta prasme, kad va, čia yra paveikslėlis, kurį sugeneravau šiaip tai. Ta prasme, tiesiog va taip iš oro, ne, ateini, va, ir